Labas, Rita. Žiūriu, nu, tu pavasarį jau sėdi, viskas, čiut ne Taip, vasaros. taip, visa va prašau tokiom ryškiom pavasariškom spalvom. Labas, Taip, mergytė. aš, žinai, irgi pakeičiau viskas, jau mano megztinių sezonas, aš manau, pasibaigė, tai labai džiaugiuosi. Na, o mes dabar su Rita atbėgom pabendrauti ir pasidalinti tokia tema. Ar mitas ar tiesa, vat visgi, kad Monat produktas yra brangu? Tai, Rita, kodėl žmonės galvoja, jog yra brangu? Kaip tu manai? Aš iš karto tau galiu pasakyti iš savo patirties. Kai aš pamačiau Monato produktų rinkinio kainą, ar ne, man irgi buvo pirminė iš karto tokia nuomonė brangu kosmosas. Ten buvo rinkinys 199 svarai ir atrodo šampūnai, žinai, nu ta prasme priemonės plaukams. Bet žinai, aš tau galiu pasakyti tokį dalyką. Ką žmonės mato? Žmonės mato pirmoji eilėj kainą. Bet jie nemato, kas tą kainą sudaro ir kokia iš tikrųjų vertė ir nauda būtent išleidus šitą sumą, ar ne? Tai vat pirminis toks dalykas, kai sakoma, kai tu pradedi matyti, kad vis dėlto, kas ten yra, ką duoda šitie produktai, kokia jų sudėtis, kiek jų ilgam užtenka, tada žinok, viskas pasikeičia. Žinai, labai daug kas nustemba, kai pasako, žinai, kai aš pasakau, žinai, 6-7 mėnesiai. Kaip šampūnų, taip ilgai, tai kas ten per šampūnas, kas ten per stebuklas, žinai. Tai va, kadangi taip ilgam užtenka, mūsų produktas yra koncentruotas. Jeigu esi girdėjusi, kad yra skarsių produktų, tai mūsų būtent produktai yra skalsūs, koncentruoti, užtenka ilgam, todėl kiekviena klientė naudodama atsakingai ir, kaip sakyti, su meile, skirdama laiko savo, visada nueis į rezultatą. Visada nueis į rezultatą. Aha. Ir noriu dabar pridurti. Dabar žiūrėk iš tikrųjų, kodėl dar žmonės galvoja, kad brangu, ar ne? Tai dabar tu užsiminė apie rezultatą. Dabar aš iš karto galiu paklausti auditorijos, iš tikrųjų, kai perkate parduotuvės šampūną, ar ne? Jisai ten pasižiūrim, buteliukas, nežinau, kiek, sakykime, svarais ten kokie 5, 6, ten, sakykime, toks ale geresnis 8, 10, ar ne? Tu paimi buteliuką ir tu matai kainą to buteliuko, ar ne? Pavyzdžiui, po to ten kaukė kainuoja panašiai, galbūt brangiau truputuką ir visą kitą. Ir žinai, tau atrodo, šampūno buteliukas, ten, tegul bus 5, 8, ar ne, svarai. Ir paėmi Monato, čia 30, 35, ar ne, tai panašiai svarai. Gali būti, taip, žinai. Ir tada, žinai, galvoja, aha, va, tai vėlgi mato, ar ne, kad tas kainuoja tiek, bet dabar kalbam apie tai, ne tik apie, kaip tu sakai, koncentraciją, bet realiai dabar galime kalbėti apie tai, jog ką duoda šitas šampūno buteliukas. Ką duoda, o aš parodysiu, kaip tik, man norisi drėgmės, tai nenuplaunamą kondicionierių užsidedu, ir parodau. Nerealiai, bet koks kiekis mažas, ar ne, kiek mažai tai reikia, kiek ilgam užtenka. Tai dabar žiūrėkit, pavyzdžiui, paėmė šampūną parduotuvinį, ar ne, ir paėmė Monato. Parduotuvės šampūno buteliukai yra 80% vandens ir 20% produktų. Bet ar ten produkto yra, ar ten vien tik tai cheminiai ingredientai, ar ne? Monato šampūną buteliuką paėmus, tu turi, čia yra 60% vandens, ir 40% produkto, vadiname dvigubai daugiau negu parduotuvės buteliukė, ar ne, parduotuvės lentynose. Tai sako kokybė. Kokybė. Tai dabar taip, ta prasme, tai vadinasi, tu perki tą buteliuką kaip po tau pigiau, bet tu nesupranti, su kuo tu plauni plaukus. Ką gali duoti tas šampūno buteliukas, kuris yra parduotuvės lentynose ir kuriame nėra veikliųjų medžiagų. Vadinasi, ką jis duos? Jis tiesiog išplaus tavo plaukus ir jie bus švarūs. Dar kondicionierius ar kaukė gali suteikti spindesio dirbtino, ar ne? Monato buteliukas
jisai išvalys tavo galvos odą, primaitins tavo folikulus vitaminais, nes čia jau yra 13 plus natūralių augalų aliejų ekstraktų mišinys, ne? Nuramins tavo galvos odą, palaikys pastoviai, sakykime, ją sveiką, švarę ir plus drėgmę, ar nepalaiko, kad galvos oda neišsausėtų. Ir įsivaizduokim tokį dalyką, jis automatiškai duoda rezultatą. Vadinasi, šampūnas parduotuvės išplauna, o šampūnas Monato išvalo, išplauna, primaitina, prisotrina plauką ir galvos odą. Ir tu turi sveikus, stiprius plaukus. Tai vad, kaip sako, renkatės kainą, pažiūrėkit, ar norit tik išplauti, ar vis dėlto norit išplauti ir turėti sveikus, stiprius plaukus. Tai va čia toks irgi palyginimas, kodėl brangu. Todėl mes kiekvieną savaitgalį džiaugiamės, nes mes turim ką pasiūlyti moteriams, kurios myli kokybę, kurios nori rezultatų, kurios nori spindinčių, stiprių plaukų ir šis savaitgalis neišimtis. Šis savaitgalis yra iki 60% ypatingas. Iš karto pristatau, nes negaliu, iš karto pasakau. Perkant kondicionierių, bet kokį savo plaukų tipui, parenkant, ne? Aš ir tą galim parinkti. Šampūnas ir kaukytė tu įsidedi tik tai už 18 svarų arba 22 eurus. Tai vėlgi 7 mėnesiam kaukė iki 5-6 mėnesių užtenka, nes yra labai nedidelio kiekio, reikia labai sodri. Na ir viskas. Dar plus gali įsidėti iš vis mūsų turtą, maistą, trąšą, didžiausią vitaminus, serumą. Serumą arba kuris skatina plaukų augimą ir stabdo slinkimą, maitina. Ir dar vienas, kuris gerina galvos odos mikrobiomą. Tai mes esame tas produktas, tas brandas, kuris yra atsakingas ir veiksmingas už galvos odą. Už galvos odą taip pat plaukučius. Tai, nežinau, kas čia gali būti brangiau. Ir visas šitas rinkinukas, 4 produktai, pilno dydžio 4 produktai, 99 svarai. Tai yra, 99 svarai, tai kas tai yra? Po 25 svarus tau investicija į tavo plaukus. Ir aš kaip šiandieną, man nueiti nuo tų visų silikoninių produktų, šampūnų, nes pas mane ilgas plaukas buvo, mano kelionė plaukų užtruko metus laiko. Todėl, čia, ką mes turim, aš žinojau, ko aš noriu, aš žinojau, kur aš einu, aš žinojau, kokiu man rezultatų norisi pačiai. Todėl aš ir ėjau. Tai, mielos moterys, ir storiuose dalinausi, kad kaip atrodo plaukas sveikas, primaitintas eterinių aliejų, veiksmingas ir tiesiog visas tas elastingumas, tvirtumas pas plauką, storis, tankis jau eina, tas aš labai jau džiaugiuosi, kad jis norisi ilgesnių, tokių stipresnių plaukų, viskas, svajonės pildosi, tik tai reikia savo pasakyti, taip, noriu, taip, reikia. Ir man... Gerai, dar ką noriu pasakyti, kovo 8, bet štai prašau, rytoj žengia kovo 8, ką savo mieloji padovanosi? Ką padovanosi? Ar sakysi, ne, man užteks gėlių, aš apsiribosiu gėlėmis, bet tai yra šventė moteriškumo, tai turi tiesiog kažką savo padovanoti, palepinti save ir investuoti. Aš skaitau, kad, į masažą, į gerą produktą, kuris veda arba tu nori to rezultato, tai yra visada geriausia investicija, visada. Ir dar, iš tikrųjų, Rita, noriu tavęs paprašyti, pasidalink, yra 4 produktai, kurie mes dabar turime, dabar pakalbėjom, bet dar viena yra nuostabi dovana sau. Dovana sau, su kuria tu gauni dar ir dovanų kuponą. Tokį, bet taip jau,
kai vyšnia ant torto. Nu, kas čia? Tai yra nereali dovana. Ir aš žinot, ką noriu pasakyti, vat, mielos moteris, žiūrėkit, pavasaris, ar ne? Pavasaris, šyla orai ir iš tikrųjų nuotaika keičiasi, viskas pradeda žydėti, laikas moterie pasirūpinti savimi, laikas pražysti. Ir dabar žiūrėkit, karūna, ar ne? Ar tavo karūna plaukai, ar tavo karūna yra sveika, spindinti, ar tu esi pasiruošęs pavasarį pasileisti plaukus ir juos pakedenti? Čia dabar yra pati geriausia investicija ir pati geriausia dovana, kai tu gali investuoti į savo plaukus, visą rinkinį, pasimti visą rinkinuką savo plaukams. Ten gali būti 4 produktai, gali būti 6 produktai, čia priklauso nuo tavo, sakykime, norų, arba tavo poreikių, kokių tau produktų tiksliau reikia, ar ne? Ir pažiūrėk, pasidovanoti savo dovaną, tą progą, kompanija Mona tau padovanos dar ir dovanų kuponą. 110 svarų arba 130 eurų. Girdi? Investicija į savo spindinčią karūną, tu gauni internetinę svetainę dovanų ir tu gauni dovanų kuponą. Nu, čia yra kažkas tai nerealaus, kai sakau, geresnės pradžios iš tikrųjų neįsivaizduoju. Faktas tas, kad tu dabar ko tu nori. Ar tu nori tiesiog pasirūpinti savo sveikais plaukais ir turėti juos sveikus, spindinčius ir gražius pavasariui, vasarai, tai gali įsigyti rinkinuką, kur Jurgita kalbėjo. Nori daugiau, nori verslo, nori galų gale padėti ir kitoms moteriams spindėti ir turėti tą spindinčią karūną. Yra verslo galimybė, kai vėlgi tu sutaupai, pirkdama visą rinkinį daugiau nei 50%, plus tu dar gauni dovanų kuponą 110 svarų ir 130 eurų. Nu, čia yra pati turbūt geriausia dovana. Žinai, Jurgita, jeigu aš galėčiau, aš vėl savo pasidovanočiau būtent visą startinę dėžutę, visą tą rinkinuką ir imčiau vėl iš naujo tą galimybę, kurią duoda kompanija Mona. Tie aukso lašai, kurie yra kiekvienam buteliukį, tai yra būtent ir atspindys to pasitikėjimo, žinai, to viso skleidimuose. Tai bet kiekvienai moteriai palinkėsiu, skleiskitės, mylėdamos save, vertindamos save ir nemėtydamos pinigų, kuriuos yra sunku uždirbti. Ir nes čia dar mes nepaminėjom, investuodamos į grožį, jūs turit ir pasitenkinimo ir 30 dienų pasitenkinimo ir grąžinimo garantiją produktu. Įvertinti, protestuoti, ar jis jums patinka, ar tai yra jūsų produktas, ar tikrai jisai veikia ir tada nuspręsti. Ir iš tikrųjų būna ir taip, kad kartais, žinai, klientė užsisako, sako, norėjau pabandyti, ne, man šitas produktas nepatinka, galbūt, žinai, ir sako, Jėzus Marija, kaip yra gerai, kai keičia kompaniją, kai jinai atsisuka į tave ir sako, gerai, viskas, žinai, bandyk kitą produktą. Tai tokie atvejai yra maži, menki, bet čia visą laiką, tada tu pajunti tą, žinai, tą ir servizą, ir vertę, kad tu tikrai neišmetei, kad tu tikrai jautiesi įvertinta, žinai. Tai moterys, prabuskit, pavasaris jau čia, vasara irgi, ir tegul grožis būna kartu su kiekviena iš jūsų. Tiesiog palinkėsiu kiekvienai prisiliesti prie šių produktų. Palinkėsiu tiesiog, nors vieną kartą, vienkartinis, sakykime, tas apsipirkimas, ar ne, tiesiog prisiliesti prie šitų produktų ir suprasti jų vertę. Ir tada jūs, kaip ir aš, kaip ir daugelis kitų moterų, nebegalvosite, kad monatas yra brangu, jūs galvosite, wow, kodėl aš anksčiau savo to neleidau. Nes realiai šitas produktas veikia, šitas produktas padeda, šitas produktas duoda man pačiai pasitikėjimo. Ir aš turiu ne tik sveikus plaukus, ar ne, sveikus, spindinčius, prižiūrėtus, bet dar plus aš turiu ir verslo galimybę. Taip, kad iš tikrųjų, mielosios, šiandien, rytoj, poryt, kai aš sakau kovo 8-osios proga, tai yra puikiai proga, puikiai galimybė pasidovanoti savo geriausią dovaną. Investicija į savo plaukus. O kokią tai jau jūs nuspręsite? Ar būtent rinkinuką,
už 100 svarų, ar tiesiog visas startinis rinkinys su mūsų aukso ląsteliais 199 svarai. Taip, kad tiesiog ir plus dar dovanų kuponas 130, nu čia yra tiesiog vyšnia ant torto, pats geriausias dalykas. Double prezentas, žodžiu, gaunasi. Tai ačiū, Rita, labai, kad atbėgai pas mane, kad padiskutavom, kad pabendravom ir gražios šventės, žydėkim. Fainai, gražios artėjančios šventės. Iki malonaus. Iki, mieloji.